kartu su mokslininkų komanda ir privataus sektoriaus ūkininkų atėjusiom idėjom. Galvojom, kaip surasti, kaip būtent palengvinti šitos viruso sukeliamus ligų simptomus. Iškilo mintise pluoštinės kanapės. Tikslas buvo būtent sukurti pluoštinių kanapių auginimo technologiją, pagal kurią užauginta žaliava būtų tinkama produktams pagamintiems, kurie padėtų žmonėms palengvinti COVID sukeliamus ligos simptomus. Pradėjom nuo veislės parinkimo ir tada žiūrėjom į technologijas, kokias galima taikyti. Lauko eksperimentai buvo atliekami lauko sąlygomis, sėjom, užauginom žaliavą, buvo atliekami įvairūs lauko matavimai, stebėjom, kaip pluoštinės kanapės, kaip jos auga, kaip jos vystosi, kaip reaguoja į mūsų taikomas priemonės. Užauginus žaliavą, jinai yra nuimama. Tyrėm mes atskirai žiedynus ir atskirai lapus. Pluoštinės kanapės išsiskiria tuo, kad jos turi tokius mažus spyglelius, kuriuose būtent ir kaupiamos pagrindinės ir veikliosios medžiagos. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Rezultatai išsiskyrė tuo, kad mes turėjom galimybę būtent projekto dėka pasižiūrėti kompleksiškai visą sistemą. Tai užauginom, nuimama žaliava ir tada per labai trumpą laiką buvo šaldoma azote ir liofilizuojama, išdžiovinama maždaug apie -80 ir dar žemesnei temperatūrai. Taip paruošta medžiaga toliau jau keliavo į laboratorijas. Mes rekomenduojame, kad būtent iš liofilizuotos medžiagos turėtų būti ekstrahuojami junginiai, kurie vėliau naudojami ir produktų kūrimui. Tyrimai turbūt pirminiai, tačiau rezultatai džiugina, kuriuos gavom ir tikimės, kad tikrai pasistumės ir ateisim iki galutinio produkto.